We have 7 women to 1 man. Mes turime 7 moteris vienam vyrui. 7 women to 1 man. We have in such countries. What is your solution in Christianity for these things? No solution. Kokia turi išeiti iš tokios problemos krikščionis? I have the courage, with all my decent power, Aš turiu kaip pasiūlymą, aš taip with my decent humble power. Humble is against arrogant. Humble. Tai reiškia, Nuolankumas. prieš aroganciją. To stand and tell you, if you find the one, Atsistoti ir paklausti. if you find one mistake, Jeigu jūs atrastumėte nors vieną klaidą, morally, moralinę, logically, loginę, scientifically, mokslinę, in the Quran, Korane, you can bring it to me jeigu jas rasite tokią, and you get 1 million euro. jeigu rasite bent vieną tokią klaidą Korane, tai jūs laimėsite 1 milijoną eurų. It's too much. So, now if you like, please, you can start asking. I am a Galite brother. pradėti klausti. Aš klausiu. Jūs sakote, ieškote tiesos. O kas yra tiesa? Okay, very good question. I never in my life say what is truth to anybody. Aš niekada savo gyvenime nepasakiau, kas yra tiesa. I don't have the right. Aš neturiu teisės. My father atheist. Mano tėvas ateistas, He make university but atheist. jis pabaigė universitetą, bet Mother is Christian. mama krikščionė, My uncle is radicalist, is Muslim, radikalus musulmonas. Islamist. I have one other uncle is communist. Kitas mano dėdė yra komunistas, One is socialist, vienas socialistas, and one is nothing, o vienas tiesiog capitalist. So kapitalistas. when they sit together, blah, 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 Jie me, sėdi you, šalia Tai vienas gerai, bet kito, jūs ieškote tiesos. Tai atsakykite, tai kas yra tiesa. Jėzus atsako. Jėzus atsako, duoda atsakymą. Jis yes, but you could not give me you. Kreipiasi į Dievą ir sako, tavo žodis yra tiesa. O kas yra žodis, turime pildyti. Jūs turite Koraną. Did you read the Quran? Ar jūs skaitėte Koraną? Teko viskas skaityti. Sutrumpinami. Did you read? Please, tell me anything you read about Quran. Pasakykite, bet ką perskaitėte Koraną. Dabar klausimas dar toks. Ne, jūs paklausė. Taip, aš paklausiau, tai reiškia, jūs sutinkat su tuo, ką Jėzus atsakė, kad tavo žodis yra tiesa. No, I asked him to read the Quran and he gave an answer. Oi, pirmiausia, norėtų Tai matot, aš sužinoti. klausiu, pagal, jeigu sako, kad Biblija... But I'm asking him, he said he read Quran. Dabar how you mes say, kalbam apie Bibliją. if somebody say I read Quran, he must show me something. He said I read, I don't understand. So tell me what you read. Ne, tai jūs sakote, ieško tiesos, bet jūs nerandat tos tiesos. Nežinot, kas tiesa. Taip. The problem, people never read Quran. They never saw Quran and they're talking about Quran. What you lose if you read Quran? Then you can discuss. If you want to discuss, read Quran. No problem. Here it is. Fine problem. No problem. Please say that. Žodžiu, pirmiausia, perskaitykite Koraną, tada galėsite kažką sakyti. Ir aš Ne, labai tai norėčiau, pirma. kad kiekvienas pakeltų... Gal vieną klausimą, aš jau keliu pradžių. If you want to fight me Jeigu norėtumėte kovoti su manimi, with mind, protu, Or logic. ar logika, or if you want to love me, ar jeigu norėtumėte mylėti mane, here's the proof. There is source. tai yra šaltinis. You can make like this for me. See, killing women. Here is unscientific. Parodykite, kad Show me. parašyta, kad I see. I said, okay, thank you. Tai But- pasakysiu ačiū. I cannot be fanatic and closed and just take one book. I must be open for all the books. Aš turiu būti atviras visam knygom. Please. Gerbiamoji, pasakykite, Klausimas kad Koranas I yra agree. tiesa. One. Klausimas būtų toks tada, jeigu jūs turite Dievo žodį, galite išversti. What mean word of God? Yes. Galbūt tai yra Koranas, tai mes norėtumėm iki 5 minučių arba 4 maždaug minutės išgirst, koks yra Dievo planas. Tai, ką brolis nori perteikti mum, gal tai yra geriau negu pateikė krikščionybė. Kaip žmonės taps išgelbėti, įgys amžinybę ir taip toliau. Per 4 minutės. Ar galima pasakyti? I will read for you a chapter called Maria, Jisai perskaitys dabar knygą. The mother of Jesus. Bet pasakykit, kad iki 4 minučių. This is the only book in the world written about Jesus Christ and his mother. Tai yra vienintelė knyga, With full respect parašyta apie Jėzus motiną Mariją su pilna pagarba, that Jesus is come with the truth. kad Jėzus atėjo su tiesa.
We believe that Jesus is the mightiest messengers of God. Mes tikime, kad Jėzus yra pats puikiausias ir The best, the highest. It's better than Muhammad. švenčiausias, netgi geresnis negu pranašas Muhamedas. Muhammad said Jesus is better than me. Muhamedas, what? Jesus is higher than me. Pasakė, kad Muhamedas pasakė, kad Jėzus yra aukštesnis negu aš. We believe that Jesus healed the sick people. Mes tikime, kad Jėzus gydė žmonės. And we believe that Jesus alive the people from death. Ir kad išgelbėjo juos nuo mirties, prikėlė iš mirties. We believe in all that things. Mes tikime visais tais dalykais. The only thing we don't believe as Muslims that Jesus is God. Mes vienintelį dalykų, kurie netiki musulmonai, tai yra, kad Jėzus Kristus yra Dievas. Or he's a coronation with Ar God. jis yra karnuotas? Or we need to pray to Maria. Ar mums reikia melstis Marijai? And this is what Jesus said in the Bible as well. Ir tai yra kas parašyta būtent Biblijoje. We believe we pray to one God. Mes tikime, mes meldžiamės vienam Dievui. Which it is written in Isaiah. Izakijo, It's written so many times in the Bible. I can show it later. kad meldžiamės vienam Dievui. So, you can know it and you read it Koks alone. Dievo planas trumpai? Kaip Žmogaus atveju. žmogus bus išgelbėtas iš tos padėties? Mes žinom, kad yra labai daug blogio, va čia vardino tą blogį. To blogio vardyti nereikia, bet kaip sakant, kaip išeiti iš to blogio, pasiekti amžinybę? He must believe that I believe there is no God, just one God. Pirmiausia, pagal islamą reikia tikėti, kad nėra jokio kito Dievo, tik tai vienas He's Dievas. Allah. Jis yra Allah, And Muhammad is the last messenger of God. ir Muhamedas yra paskutinis pranašas. But we must believe as well in Jesus. Bet mes taip pat turime tikėti į Jėzų. If a Muslim didn't believe in Jesus, he's not Muslim. Jeigu musulmonas netiki į Jėzų Kristų, tai tuomet jis nėra musulmonas. That he's also descended from God. Tai jis taipogi yra atsiųstas iš And Dievo. he come from the truth, from God's Spirit. Jis atėjo iš skleisti tiesą. We are too much similar together. Mes esame per daug Vėl ne apie tą similarūs. kalbam. Kokiu būdu Dievas per Koraną atves žmoniją į išsigelbėjimą, į amžinybę? Yes. Yes. I mean the life system or the spiritual system. There's two kinds of systems. Yra dvi sistemos. Viena yra Dvasinė. dvasinė, kita kūniška daros. The spiritual system to believe there's no God, there's one God, one is His prophet. I believe in all the messengers God said, Moses, Abraham, Jesus, all that. Antra dalis yra tikėjimas į visus pranašus, Believe His angels, tikėjimas angelus, pray melstis and pay money for the poor, ir mokėti, žodžiu, love your parents. mylėti tėvus. Islam offers us a complete, perfect system of living socialist and mentally. Islamas būtent pateikė žmogui visą sistemą, kaip turėtų žmogus teisingai gyventi. And solution to every problem we have in our life. Ir kiekvieną Solution. Sprendimą. sprendimą, kiekvieną problemą gyvenimišką. Ir kur tas žmogus gyvens? Danguj, žemė ar dar kažkur? Kaip sakant, Bet po paskutinės teismo Yes. dienos. Jūs klausite, ar po kur? After Ne, death. teismo diena, kur gyvens? Ar danguj? Bet po kurio, ar kai jisai miršta, ar kai ateis paskutinė teismo diena? Kai bus išpirktas, tobulas, gyvens amžinai. Mes kalbam apie amžinybę. Apie amžinybę. Amžinybės metu, kur pagal Koraną Dievas. Okay, I will give you just a small example, please. Duos pavyzdį mažą. Just 20 seconds, please. 20 sekundžių. The most growing religion in the world is Islam. Pati greičiausia auganti religija yra islamas. It's growing in West Europe and America. Vakarų Europoje ir The new Amerikoje. people converted are doctors, Nauji žmonės, engineers, yra daktarai, professors, inžinieriai, profesoriai, physics, fizikai, chemical, chemikai, many kind of intellectual people. daugelis, žodžiu, intelektualių žmonių. And priests. Ir kunigai Many priests are entering Islam. Turiu skaičius irgi. pasirenka islamą. We have in America alone 25,000 every year. In America, where's Bush living? 25,000 every year.
Kiekvienais metais Amerikoje 25 000 žmonių We have in West Europe 200 to 300 every day, daily. Wait, I'm coming to the point. 2-3 tūkstančiai iki vakarų Europos So this kiekvieną dieną. knowledgeable people, they found something. Taigi šitie, išmintingi žmonės kažką rado tenai. Because they start reading and thinking. Todėl, kad jie pradėjo skaityti ir galvoti. So if a Muslim died, he need to go to heaven or to hell, like Christians. Taigi musulmonas, kai miršta, jisai turi eiti arba į dangų, arba į pragarą. If he die believer in God, Jeigu jisai mirė tikėdamas į Dievą, he will be in the heaven. But he must, of course, work on it in jeigu the jisai life. mirė tikėdamas, be abejo jis eis į dangų, bet jis turėjo dirbti.